Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien pakalbėsime apie virimui skirtas dešreles. Ar tikrai dešrelės yra maistas skirtas valgymui, o gal jų apskritai negalima valgyti? Dažnam iškylantis klausimas, ar galima mums valgyti ir duoti savo vaikams. Iš esmės pagal lentynose maisto produktų pasirinkimą mes matome, kad tai visgi yra perkamas produktas, nors ir daugelis sako, kad tai nėra sveikatai palankus pasirinkimas. Ką sakau aš ir ką kalba vaikų maitinimo teisės akto reikalavimuose? Yra teigiama, nurodoma ir rekomendacijos sveikatos apsaugos ministerijos, kad vaikam virtas dešreles galima duoti vaikų maitinimui, tačiau tik aukščiausios rūšies, be mechaniškai atskirtos mėsos, kurios raumens struktūra yra pakeista arba pažeista. Taip pat virtos dešrelės turi būti su druskos nedidesniu negu 1,7 gramo 100 gramų kiekiu. Taip pat be skonio kvapo stipriklių, be tam tikrų dažiklių ir kitų priedų. Taigi šiandien pabandysime išsirinkti virtas dešreles, kurias galėtume retomis progomis, ne kasdien, bet duoti savo ir savo vaikams pateikti ant stalo, esant tam tikroms gyvenimo išimtims. Taigi, svarbu atkreipti pirmiausia dėmesį į tai, renkantis lentynose, kad virtos dešrelės būtų aukščiausios rūšies. Aukščiausia rūšį mums rodo, ne tik tai nurodyta, kad tai yra aukščiausia rūšis, bet taip pat gali mums pasufleruoti ir užrašas pieniškos. Jeigu yra nurodyta pieniškos, tai jos net negali būti pirmos arba antros rūšies. Ką reiškia pirmos arba antros rūšies dešrelės? Tai jose mes galime rasti ir baltymų, kitokių negu mėsos, tai yra sojos baltymų izoliato. Taip pat galime rasti angliavandenių, kurie yra sugeriantys vandenį ir riebalus. Tai yra angliavandenių kilmės užpildai, pavyzdžiui, kaip bulvių krakmolas, kukurūzų krakmolas. O pieniškos dešrelės, jose šių ingredientų nerasime, jose galima iki 3% pieno produktų ir kiaušinio. Tai dėl to jos ir vadinamos pieniškomis dešrelėmis. Taigi, o antros rūšies dešrelėse jau, tarkim, riebalų kiekis net nėra ribojamas. Gali būti labai didelis riebalų kiekis. Aukščiausia rūšis rodo, kad riebalų kiekis yra tam tikras nustatytas ir jisai negali viršyti tam tikrų normų. Čia mes turime ant stalo dar vienas, kurios yra virtos ir rūkytos dešrelės. Jos yra antros rūšies dešrelės. Virtos rūkytos kiaulienos dešrelės su sūriu. Tikrai šių dešrelių nepirkčiau ir atsisakyčiau vien dėl to, kad jose yra ne tik tai druskos, dvigubai didesnis kiekis negu rekomenduojama vaikams, tai yra 3,1 gramo 100 gramų. Taip pat sutinkamas ir skonio kvapo stipriklis, taip pat čia randame ir bulvių krakmolą, taip pat ir kitus maisto priedus, kaip kvapiosios medžiagos iš sūrio miltelių, ir netgi yra ir sojų baltymų izoliato šiame produkte. Šį produktą tikrai atmestume, nesvarbu, kad galimai jo kaina būtų tokia pati ar žemesnė negu kitų produktų. Nes jeigu jau renkamės tokį produktą, kad ir retomis progomis, bet renkamės patį kokybiškiausią, kur atitinka kainos ir kokybės santykis. Kitas svarbus faktorius, ar manote, kad lietuviškas produktas yra geresnis pasirinkimas ir teikiate tam pirmenybę? Tai norėčiau jums patarti, kad neapsigautumėt, nes, tarkim, šiose Klaipėdos pieniškos virtose dešrelėse aš tikrai galvočiau, kad Klaipėda yra tik tai Lietuvoje, bet pasirodo, Klaipėda yra ir Estijoje. Šios dešrelės yra pagamintos Estijoje. Taigi, neapsigaukite, teikdami pirmenybę lietuviškam produktui. Ir šitas dešreles taip pat atmesčiau vien dėl to, kad jose druskos kiekis yra 2,5 gramo. Taip pat, žinoma, sutinkama ir natrio nitritas, ir nors jos yra ir aukščiausios rūšies. Kitas svarbus
svarbus pasirinkimas tarp šių dviejų dešrelių. Vienos yra jautienos pieniškos virtos dešrelės, kitos yra vištienos dešrelės. Jautienos dešrelėse parašyta 100% jautienos mėsa. Daugelis galbūt pagalvotumėt, kad čia įdėta tiesiog 100% jautienos, kaip sakau, gabalas. Tai tikrai ne tai čia norėta pasakyti, o čia pasakoma taip, kad 82,4% sudaro tiesiog jautiena. Tai yra vienintelė mėsos rūšis yra jautiena šiuose dešrelėse. O visa kita toliau sekančios sudedamosios dalys yra vanduo, druska, dekstrozė, cukrus. Dekstrozė ir cukrus tai tiesiog yra cukrus pridėtinis. Ir kitas svarbus faktorius, kad jau čia drusko sutinkama leistina norma pagal vaikų maitinimo aprašą, tai 1,7 gramo. Ir sudėtis yra, kadangi jos yra pieniškos, sutinkami ir pieno milteliai, lieso pieno milteliai 0,1% sudaro, prieskoniai ir kitos sudedamosios dalys. Neturėtumėte bijoti tirštiklių, rūgštingumą reguliuojančių medžiagų, tam tikrų, tarkim, nežvelgti į tai kaip į didžiausią siaubą ar priešą, jeigu pamatote bet kokius E numerių pažymėtus maisto priedus. Žinoma, sveikatai nėra palanku E250 konservantas, kuris mūsų organizme virsta nitrozo junginiais, ypatingai jeigu mes tokias virtas virimui skirtas dešreles arba net jas galime tiesiog jau valgyti, jos yra termiškai apdorotos ir jos tinkamos tiesiog valgyti. Jeigu mes jas dar keptume ar ant keptuvės, ar keptume, tarkim, ant griliaus, darytume tuos aštunkojus vaikams ant keptuvės keptus, tai tikrai yra blogas pasirinkimas, nes juose yra natrio nitritas, tai yra konservantas, kuris kepant susidaro daugiau kancerogeninių ir genotoksiškų medžiagų. Kepimui naudoti tik tai tam skirtas dešreles, bet kuriuose nėra natrio nitrito. Tačiau, kaip žinote, kad kepimas iš esmės nėra sveikatai palankus terminis apdorojimo būdas, tai jį darykite tikrai retomis progomis. Taigi, šios dešrelės yra vištienos, sudėtis sudaro 30% vištienos broilerių file, viščiukų broilerių odelės, geriamasis vanduo, kiaulienos lašiniai ir dar vištienos baltymai ir kitos sudedamosios dalys. Lyginant į abiejų produktų sudėtį, galėčiau apžvelgti tokį dalyką, kad druskos yra lygiai tiek pat, druskos kiekis atitinka vaikams rekomenduojama, tačiau cukrų kiekis irgi yra toks pat, tai yra nedidelis kiekis 0,3–0,5 gramo 100 gramų, tačiau riebalų šiame produkte vištienos yra tik tai 12,7, o šiame yra 23,1. Tai yra daugiau šiame produkte riebalų. Ir reikėtų suprasti, kad jautienos pieniškos dešrelės, nors ir parašyta jautienos mėsa 100%, bet dar kitas klausimas iškyla, ar tai tikrai yra jautiena, o gal tai yra karviena. Ir tarkim, vaikas, kuris alergiškas pieno produktams, irgi atkreipkite dėmesį, kad karviena gali būti tas komponentas, kuris gali turėti įtakos alerginiams susirgimams, dar be kita ko čia yra įdėta ir lieso pieno miltelių. Kaina abiejų produktų yra labai panaši, taigi, kurį rinkti spręsti jums, tai yra tie kriterijai, kurie yra svarbus, bet retomis progomis rinkitės tą produktą, atsižvelgdami į tai, kad aukščiausios rūšies be mechaniškai atskirtos mėsos, kad būtų ir kad druskos kiekis būtų nedidesnis negu 1,7 gramų ir rinkitės tą, kuris mažiau riebus produktas. Žinoma, nesitikėkite, kad čia gausite aukščiausios kokybės mėsą tokiose dešrelėse, jų konsistencija išgaunama technologinių pagalba ir mėsa nebūtinai tikrai yra pačios aukščiausios kokybės, į jų sudėtį įeina. Bet žinoma, vienareikšmiškai atmeskite karšto rūkymo ar nekaršto rūkymo, kitokios rūšies sardelės, kurios yra rūkytos. Rūkyti mėsos gaminiai vaikams apskritai nėra rekomenduotini, mokykliniam amžiui vieną kartą per savaitę yra leistini, o iki mokykliniam apskritai neturėtų būti ant vaikų stalo. Ir būtent šios yra
pirmos rūšies karšto rūkymo dešrelės. Pirma sudėtinė dalis, tai yra tiesiog neleistina vaikams, tai yra mechaniškai atskirta mėsa, toliau eina kiaulienos lašiniai, vanduo, bulvių krakmolas, sojų baltymų izoliatas. Čia sutinkama ir kiti maisto priedai bei skonio kvapo stipriklis. Druskos yra jau daugiau, tai yra 2,1 gramo ir šios dešrelės yra tikrai riebesnės, tai yra 30 gramų 100 gramų sudėtį sudaro. Ir apskritai reikėtų suprasti, kad mėsą valgykime ne 2-3 kartus per dieną, o 2-3 kartus per savaitę. Ir kuo dažniau virtą, šviežiai virtus vyniotinius ar tiesiog kiaulienos nugarinė išmarinavę, išvirę ir papjaustykime vaikams. Kuo rečiau raudoną mėsą ir kuo mažiau perdirbtą mėsą, kad ant jūsų stalo būtų. Tuo būsite sveikesni ir laimingesni. Tai to ir linkiu, būkite sveiki ir laimingi.